Labas, šiame video papasakosiu, kaip nusprendžiau pradėti mylėti save besąlygiškai, kokie iššūkiai iškilo šiame kelyje, kodėl manau, kad meilė sau yra viena svarbiausių, jeigu ne pati svarbiausia dvasinė pamoka žemėje. Na ir visa kita turbūt vyks ekspromtu, konkrečiai nežinau, kur nuves šis pokalbis. Jeigu mane matai pirmą kartą, aš esu Kristina Kaminskaitė ir aš padedu žmonėm pažinti savo tamsą, baimės, kompleksus, ribotus įsitikinimus, traumas ir taip toliau. Ir padėti suteikti informacijos, kaip tai transformuoti į autentiškumą, į potencialą, į meilę sau, į džiaugsmą ir taip toliau. Tai aš darau sujungdama 3 lygiavertiškai svarbius elementus - numerologijos analizę, intuityvius gebėjimus ir asmeninę gyvenimo patirtį. Taigi ir šį pokalbį noriu pradėti nuo savo asmeninės numerologijos, kurią žinau puikiai. Ir mano sielai meilė sau tikrai yra viena svarbiausių pamokų. Aš atėjau į šitą gyvenimą jau netgi su karminė skola, kuri kalba apie užvertą širdį ir pasirinkimą gyventi iš proto. Tai tas pasirinkimas gyventi iš proto ateina iš praeitų gyvenimų, kad aš buvau užduota, įskaudinta ir nusprendžiau užblokuoti savo širdį. Tai buvo ne tik asmeniniai santykiai, turiu praeitų gyvenimo prisiminimų, tai buvo ir religinis kontekstas, tiek persekiojimas, tiek bandymas išeiti iš krikščionybės sistemos, kuri yra remta nuodėmė ir bausmė, ypatingai anksčiau. Ir kai buvau išduota, tuo metu nebuvau moters pozicijoje, bet kontekstas yra ne vien asmeniai santykiai, tai yra ir apskritai ir žmonių grupės, ir prarastas tikėjimas praeitose gyvenimuose. Ir dar ką mano numerologija rodo, tai kad aš atėjau į šį gyvenimą, ir užsidėjau dar ir antrą sluoksnį. Tai reiškia, mano artima aplinka, mano šeima, kurioje augau, man įdiegė tokias programas, aš buvau tam imli siela, kad mano visa vertė yra lygu išoriai. Tai reiškia, nėra tokio dalyko kaip besąlyginė meilė, tu esi vertinamas tiek, kiek tu turi pasiekimų išorėje. Tai žinoma, mano šeima tai darė ne iš sąmoningo suvokimo, tai tiesiog programa einanti jau per ilgą šeimos liniją. Ypatingai dideli kraštutinumai meilėje savo šitoje temoje, tai reiškia nuėjimas į labai žemą savivertę ir visko grindimas išorę. Tai mane tai paveikė stipriai ir labai giliai. Tai į tą vaikystę aš noriu per daug lysti, daugelis mūsų turėjo sudėtingas vaikystės. Mane dabar ypatingai supras tie žmonės, kurie buvo auginami siekti aukštų akademinių rezultatų. Tai aš buvau tas vaikas, kuris gavęs 9 neidavo namo ir verkdavo. Ne dėl to, kad grįžus bus bausmė, bet tiesiog bus nusivylimas, būsiu palyginta su kitu vaiku, kuris gavo 10, kuris turi geresnius pasiekimus, išorėje bus meluota, kad aš gavau aukštesnį balą, tai jau net nekalbėkime apie žemesnius pažymius. Aišku, dėl to patyriau ir patyčias vaikystėje, dėl to savo jautrumo akademiniam rezultatam. Tai labai jautriai reagavau į kiekvieną nesėkmę ir jeigu man kažkas nepasisekdavo, tai priimdavau kaip asmeninę silpnybę ir tiesiog save emociškai bausdavau, labai stipriai save sabotažindavau, pykdavau, jausdavausi verta nieko, nuliui. Tai vėliau paauglystėje tai persvertė visiškai į kitą pusę. Aš sudėjau atšagaraus sarkastiško žmogaus kaukę, dar labiau užblokavau savo širdį.
labai stipriai pradėjau analizuoti aplinką, na tai čia jau ta karminė skola, na ir viską grįsti protu. Kuo aš daugiau išanalizuoju aplinkos, tuo aš labiau galiu nuspėti kitų žmonių elgesį ir tuo labiau galiu apsisaugoti nuo galimo įskaudinimo. Kuo aš labiau galiu susidėlioti gyvenimą A, B, C, D konkrečiai scenarijus ir juos iš anksto išgyventi, tuo aš labiau pasiruošiu gyvenimo netikėtumams. Tai, žodžiu, viskas galvoje, didžiulė baimė būti atstumtai, nepriimtai ir nebūti tobulai. Tai reiškia, jeigu nors ir turiu tą žagarę kaukę, jeigu man kažkas nepasiekdavo paauglystėje, aš vis tiek išgyvendavau tai jau užsidarius durim. Jau neberodydavau savo emocijų viešumoje kaip būdama vaikas. Na ir toliau mano istorija vystėsi į tai, kad pradėjau bręsti. Na ir meilę aš norėjau gauti iš romantinių santykių. Ir kai žmogus eina į romantinius santykius neturėdamas savivertės, tai kitam žmogui, ypatingai nesu gerais ketinimais, labai lengva žongliruoti viskuo. Tai reiškia, vieną dieną tu gali būti aukštumoje, kitą dieną tu to žmogus gali būti sviedžiamas žemyn, nes tu neturi tiesiog vidinio centro. Na ir man visada iš karto pametėjo stipriai. Tai jau netgi pirmieji santykiai ėjo iki didelio nerimo, tam tikros depresijos, kur tiesiog verkiau ir nenorėjau keltis iš lovos, skandinau save alkoholyje ir tikrai pastoviai nudegdavau, pastoviai krisdavo savivertė ir vis su tuo neišgyventų lagaminėliu eidavau kitus santykius. Na ir galiausiai buvo atsiųstas stiprus išbandymas, tai santykiai, kurie praėjus tam tikram laikui tapo teroru. Tai nors buvau, sakau, stiprus žmogus savo personą, pasitikinti savimi, tai niekada nereikia maišyti pasitikėjimo savimi, savo gebėjimais, darbiniais gebėjimais ir savivertė. Čia du skirtingi dalykai. Nors mane aplinka skaitė stipriu žmogumi, nepriklausomu žmogumi, aš patekau į rankas, į santykius su sadistiniu žmogumi. Ir mano tie savivertės likučiai paskutiniai buvo labai strategiškai naikinami. Aš likau atskirta nuo draugų ir šeimos svetimoje šalyje, kur patyriau pastovų pragarą žemėje. Tai buvo ir emocinis, ir fizinis, psichologinė pastovi kančia. Aš būdama labai jauna, stipriai susirgau. Gerai, kad aš esu labai jautri ir pajaučiau tamsą savo kūne ir įsityriau tai, ko tokių dalykų net netiria tokiame amžiuje, nėra net programos. Ir tas susirgimas mane atvedė į pirmą sąmoningumo momentą, kad taip nebegali tęstis. Iš tų santykių aš greitai neišėjau. Na, kas buvote tokiuose santykiuose, tai suprasite. Jeigu nebuvote, na, tai yra gana sudėtinga suvokti, tai yra visa schema, kurioje tu esi tarsi įkalintas, tai reiškia, tave verčia galvoti, kad tu gyveni iliuzijose ir kad tu esi kaltas, kadangi tu neturi centro, tai labai lengva tavimi manipuliuoti. Na, tai dar išeiti iš tų santykių užtruko laiko, bet liga tai paskatino. Na, ir tada po truputį prasidėjo mano sąmoningumo kelionė. Kelionė į meilę savo ir supratimą, kad be meilės savo aš nesugebėsiu sukurti nei pilnavertiškų santykių, nei pasiekti ramybės, nei pasiekti savo potencialo. Ir aš turiu kažką keisti šioje vietoje. Tai į mano gyvenimą pradėjo grįžti
senai užmiršta magija. Aš iki 6 metų mačiau pasikartojančius skaičius, kas dabar yra populiaru. Kai man buvo 6 metai, tai čia daugiau negu prieš 20 metų apie tai net nebuvo kalbos. Tai niekas manęs nesuprato ir aš tiesiog tai kažkur nugrūdau į pasąmonę šitus gebėjimus, kai jau susiformavo mano ego identitetas. Ir pradėjo grįžti tie pasikartojantys skaičiai. Aš vėl prisiminiau ir stipriau įnikau į savo hobį, tai yra numerologija. Tai buvo mano gyvenime nuo 13 metų, kai susidomėjo mano mama šią ezoterikos sritimi, bet tai buvo toksai labiau paviršutinis lygis. Tai pradėjo grįžti magija, pradėjo vykti tam tikras dvasinis pabudimas, nes dvasinis pabudimas dažnai žmonėms įvyksta, kada jie pasiekia dugną. O aš pasiekiau tą dugną, treškiausi visų veidų į dugną. Ir jeigu šiuo metu esate šiame gyvenimo etape, kada drastiškai ir stipriai pasiekėte dugną, tai gali būti praradote galbūt kažką išorėje, jūsų sveikata pasiekė tam tikrą kraštutinumą, emocinė sveikata, gyvenimas atrodo slysta iš po rankų, tai šitas pasakymas yra ne veltui, kad nuo dugno belieka tik atsispirti. Kelias dabar yra tik į viršų. Visata visą laiką veikia tarsi bangomis. Sėkmę keičia nesėkmės, nesėkmės laiką keičia sėkmė. Tai yra visą laiką pastovus ciklas. Tai reiškia, jeigu pasiekite dugną, galite pasiekti vėl viršų. Tiesiog reikia pradėti sąmoningai reaguoti į situacijas ir pasisėti intenciją savo galvoje. Tai mano intencija tuo metu atsirado ir pagaliau aš nusprendžiau, aš pradėsiu mylėti save. Žmonės dažnai bando ieškoti tos meilės savo, kadangi tai yra populiaru, nepasisėję iš tos intencijos, nenusprendė, nepadarė sprendimo savo širdyje. Tai tada yra tas toksai paviršutinis lygis, kada jie masto, kad nusipirkti savo prabangę kelionę, kažkokius brangesnius drabužius, pasilepinti, tai yra jau tiesiog baigtinė meilė savo ir daugiau čia nieko nereikia. Aš nesakau, kad tai nėra meilė savo dalis, bet tai yra tam tikras paviršius. Mylėti save iš tikrųjų reikia didelės drąsos, nes meilė savo lygų autentiškumui. Tai yra sprendimas gyventi savo širdies. Ir kai gyveni savo širdies, nesi visiems patogus. Tai reiškia, kai gyveni į savo širdies, susiduri su instinktyvia baime, kad būsi atstumtas bandos. Nes mes kaip žinduoliai norime būti su banda. Tai yra saugu, tai reiškia įtikti, patikti, užimti kažkokią poziciją, nesvarbu, kad einame prie savo širdies troškimus, galbūt net nesuprantame, kad einame prieš juos. Ir tai parodo susirgęs kūnas ir susirgusi psichika. Tai mylėti save dažnai reiškia būti nepatogiam. Tai reiškia brėžtis ribas, išmokti pasakyti ne, išmokti kalbėti savo tiesą, išdrįsti siekti savo širdies troškimų, nors tau 100 žmonių suktų pirštą prie smilkinio ir sakytų, tau nepavyks. Tai dėl to širdis yra susijusi su liūto simbolizmu, tai yra drąsi širdis. Tai reiškia turėti drąsią širdį, siekti savo širdies troškimų ir mylėti save besąlygiškai. Tai jeigu esate tokioje pozicijoje, kai tapote durų kilimėliu, kai diena iš dienos išdavinėjote save, buvote toksiniuose santykiuose, nors nuo 2 dienos buvo aišku, kad jie niekur nenuves, ignoravote, kaip jaučiasi jūsų kūnas, kaip jaučiasi jūsų psichika, dirbote įmonėje ar srityje, kurioje jaučiatės blogai, patirėte pastovų stresą, bijote sulaukti pirmadienio, išdavinėjate save, kasdien rinkdamiesi eiti į tą darbą, ir visokios panašios situacijos. Tai reiškia, jau širdis yra tarsi čia uždėtas akmuo, net galite pajausti, kad čia yra sunkumas. Jeigu esate tiesiog people pleaseris, jeigu, ką reiškia people pleaseris lietuviškai, tai tiesiog tenkinate kitų žmonių poreikius savo kainą, kad būtumėt patogus. Jeigu
jūs yra apėmus tokia baimė ir netikėjimas, kad jūs renkatės būti ten, kur nenorite būti, nes netikite, kad jūsų gyvenime gali būti geriau, na ir panašus scenarijai. Tai aš labai rekomenduoju pasėti aiškią intenciją. Nuo šios dienos aš myliu save besąlygiškai. Ir viskas. Jeigu jūs tai sakote ir tai netrodo tiesa, tai ką aš rekomenduoju daryti, tai pasiekti šitą tiesą per emocijas. Emocijos mums parodo tiesą. Emocijos nėra vien kažkokia romantika. Aš irgi buvau naivi prieš kokius 5 metus ir galvojau, kad emocijos yra silpnybė ir kad sėkmingas žmogus kaip tik turi pašalinti emocijas. Emocijos yra galia. Emocijos yra jūsų galia, tai yra jūsų variklis. Emocijos rodo, ko jūs gyvenime nenorite ir ko jūs norite. Jeigu jūs ten yra apėmusi apatija, kaltė, na tai jūs praktiškai nejaučiate aukštesnio dažnio vibracijų ir nežinote, ko jūs gyvenime norite. Emocijos yra be galo svarbios. Ir dažnai žmonės bijo pajausti savo emocijas, nes, na, jos parodys tiesą. Tai aš tuo metu, neatsimenu prieš kiek čia laiko buvo, gal 5 metai, na, kažkas tokio. Aš pradėjau eiti labai dažnai į mišką, į gamtą ir aš pradėjau vėl jausti. Negyventi iš ego, negyventi savo sutiektų programų, kur viskas yra aišku ir patikrinta, nesvarbu, kad yra blogai, bet yra aišku ir žinoma. Aš pradėjau grįžti į širdį ir gamtoje, gamtos gydančioje energijoje aš pradėjau ir verkti, ir liūdėti, ir pajausti tą jausmą, kurį bandžiau nugesinti visai per veiksmą, per žmones, per įvairias veiklas. Tai savęs išdavystės jausmą. Jis yra labai, labai tirštas. Ir aš labai stipriai išdaviau save ir netgi po tų santykių man buvo lengviau atleisti tam žmogui, kuris mane kankino, negu savo, nes aš leidau, kad su manim taip elgtųsi. Aš diena iš dienos išdavinėjau save. Tai sluoksnis po sluoksnio aš priėjau prie savęs išdavystės jausmo ir jis apėmė mane visą. Na ir tai emocijos yra chaotiškas procesas, tai yra grįžimas į sielą. Siela kalba per emocijas, jie nekalba per logiką, tai yra moteriška energija ir vyre, ir moteryje. Tai reikia eiti per tą chaotišką procesą. Jeigu negalite vieni to padaryti, reikia kreiptis į tam tikrą specialistą, kad jūs pravestų. Jeigu iš viso negalite pasiekti savo emocijų ir viskas užblokuota, tikėtina, kad galite padaryti tai per kūną. Dabar vienas toks dalykas, kurio pasidalinsiu ir kurį verta įsiminti, tai emocijos yra kūno kalba, o proto kalba yra mintys. Tai reiškia, kad per emocijas galite pasiekti savo kūną ir išlaisvinti įtampas, netgi išlaisvinti ligas. Lygiai taip pat per kūną galite pasiekti užspaustas emocijas, tai vyksta abiejais keliais. Tai jeigu esate jau visiškoje apatijoje, jūs net nebejaučiat nei to pykčio, nei to liūdesio, jau viskas tiesiog po tokia linija ir apatija yra, turbūt viena, jeigu ne pati žemiausios vibracijos emocija, tai per kūną pasiekti. Eiti kuo daugiau į gamtą, eiti sąmoningai, eiti vienam į mišką, prašyti miško pagalbos, galbūt užsirašyti į jogos klases, nenorite eiti į jogos klases, YouTube pilna video. Pradėjai, kad ir nuo 5 minučių, labiausiai rekomenduočiau yin jogą, tai reiškia ilgų tempimų, kada turite vienoje pozicijoje ilgai įsėdėti. Galbūt ekstatiniai šokiai, eiti per kūną, kad išleistumėte tas emocijas, kur net nesuprantate, kad jas turite. Reikia pasiekti per kūną. Tai aš esu iš savo kairio klubo, nes klubuose kaupėsi ypatingai romantinių santykių, nuoskaudos, išdavystės. Esu išlaisvinusi įtampą, kuri buvo galbūt 10 metų, man atrodo apie 10 metų mano klube, tai reiškia, aš negalėdavau užtiesti kojos lotuso pozicijoje, vienas kelias taip, kitas va taip. Tai tiesiog per vieną vakarą aš atrakinau tą klubą, tačiau labiau toks drastiškesnis metodas ir man pasipylė ašaros ir
man net nesuvokiant, ką aš išgyvenau, tai išėjo tie blokai. Blokai atėję iš nuoskaudų romantiniuose santykiuose. Tai va, tai jeigu jums sunkus emocijom, pradėkite per kūną. O jeigu galite jausti emocijas, tai ryškitės jas normaliai išgyventi. Žmonėms baisu išgyventi emocijas, dar kartą kartoju, nes kai jas išgyvensite, pamatysite tiesą. O daugelis žmonių nenori matyti tiesos savo gyvenime. Dėl to moteris būna auklėjamos būti geromis mergaitėmis, visiems žmonėms patogiomis, jos nebegali jausti pykčio. Kadangi jos nebegali jausti pykčio, jos nesupranta, ko jos gyvenime nenori, ko jos gyvenime daro per prievartą, kur jos gyvenime neprisiema atsakomybės savo gyvenimą. Pyktis, tai yra tokia antrinė emocija jau kilusi dėl kitų emocijų užspaustų, kai jautiesi, kad tavo rankos tarsi yra už nugaros ir surakintos. Tai jeigu norite nusimti tos antrankius, tai jums reikia pajausti tą pyktį. Pyktis yra sakrali emocija, viena mano mėgstamiausių. Aš imuosi daug galios, tai aš pykčio netaškau aplinkui ant kažko kito. Aš supykstu būdama viena ir pyktis man parodo tiesą. Jeigu buvote auklėjama būti gera mergaitė arba būti berniuku be emocijų, o daugelis vyrų buvo auklėjami būti be emocijų, leiskite savo normaliai supykti. Iki pat galo. Jeigu jaučiate liūdesį, verkite, kol neliks nei vienos ašaros jūsų akyse. Būkite su tuo nepatogumu, nes visą laiką praėjus emocijas, jos išeis ir atsilaisvinsite. Ateis didžiulis dėkingumas ir ateis suvokimas, dėl ko jums buvo reikalinga šita pamoka ir kur jums reikia judėti toliau, tarsi mini nušvitimas. Bet jo nepasieksite, jeigu ir toliau kišite savo emocijas kažkur, būsite visiškai neturėsite jokio santykio su savo kūnu, su vidiniu saugumu, tai tada tiesiog sirsite lėtinėmis ligomis ir stipriomis psichologinėmis ligomis, nerimo atakos ir taip toliau. Bet sakau, tai jeigu negalite daryti to vieni, kreipkitės pagalbos. Turite jausti šitus dalykus. Tai va, tai aš grįžau į sielą, įsivalydama šitas emocijas viena po kitos. Tam reikia tikrai drąsos. Aš pamačiau, ko aš gyvenime nenoriu nei vienos dienos savo gyvenime. Iki tol aš eidavau į santykius nežinodama, ko aš noriu ir ko aš nenoriu, dėl to būdavo lengva manimi žaisti. Aš eidavau į darbus irgi nesuprasdama, kokios yra mano vertybės. Tai mano kitas dalykas, žinoma, be santykių, kaip žmogaus be savivertės, buvo darboholizmas. Tai reiškia, aš prarastą savivertę santykiuose, vėliau bandžiau atsikovoti per darbo rezultatus, visiškai save nusekindama, absoliučiai. Būdavo, kad jau iš nuovargio ir streso įsiverkdavau tualete prie susitikimą verslo, nusišluostydavau ašaras ir pasakydavau savo, kad eis ir padarysi toliau. Tai buvo jau tas lygis, kurias kankinau save, tai buvo tarsi bausmė. Eiti ir parodyti dabar pasauliui, kad aš galiu per karjerą pasiekti rezultatus. Tai va, tai susidurkite su dalykais. Bet kai susidursite, jūs pamatysite tiesą, tai iš karto perspėju. Ir dažnai yra patogu gyventi iliuzijoje. Tai man buvo patogu paviršiuje gyventi toje iliuzijoje, kad man gerai tokie santykiai, kokius aš turėjau anksčiau, kur manęs negerbė, man gerai dirbti darbuose, kuriuose mano siela nejaučia jokios prasmės. Bet tada supratau, kad ne, aš kasdien save išdavinėjau ir nenorėjau pamatyti, kas yra po visomis tomis emocijomis. Tai pirmas žingsnis link meilės savo, jeigu dar nesate praėję, tai yra pragyventi sluoksnius savo emocijų ir vėl sugrįžti čia ir dabar ir savo kūną ir pradėti save jausti. Nei viena emocija nėra šiaip savo kilusi. Ir mums jos duotos skirtingos. Vienas gali turėti daugiau pykčio, kitas mažiau. Tai yra tarsi mūsų toksai kompasas, kur mums eiti, nes vienų supykdo vieną situaciją, kitų nesupykdo. Tai nereiškia, kad mes visi turime reaguoti vienodai. Tai kaip tik rodo, mane labai pykdo šitą situaciją ir visa pozicija šitoje įmonėje. Tai reiškia, kad jums netinka.
gal kitam žmogui jokio pykčio nėra, jam viskas gerai, nes jo vertybės ir sielos autentiškas potencialas yra čia, o jūsų nėra. Na tai va, tai emocijos yra ypatingai svarbios meilės savo kelyje. Antras žingsnis, kuriuo aš noriu pasidalinti, tai mano tiesiog tokia atrasta technika, gal labiau nutekėjusi iš aukščiau. Man tiesiog buvo pasakyta taip daryti po tam tikros dvasinės iniciacijos. Ir tai yra matyti kiekvieną sprendimą kaip pasirinkimą tarp meilės savo ir baimės. Arba kitaip, tarp savo širdies ir ego. Ir apie ką yra šita praktika? Tai yra dalykas, kurį galite praktikuoti kasdien, tiesiog paprastose žemiškose situacijose. Nes meilė savo nėra kažkoks vienkartinis momentas. Pasisėjau intenciją, išgyvenau emocijas, ir dabar, kad ir kokia situacija ateitų, aš besąlygiškai myliu save, nenueinu į sabotažą, į savęs kritikavimą, į savęs smerkimą ir taip toliau. Tikrai ne, kas taip sako, tai tiesiog čia bandymas žmonėm parodyti, kad yra kažkoks trumpesnis kelias, bet dvasinis kelias ir yra pastovus ėjimas spirale. Tai reiškia, kiekviena pamoka turi aukštesnį lygį. Tai reiškia, tai yra pastovus, beeinantis dinamiškas procesas. Tai aš turiu ir toliau kasdien rinktis mylėti save. Ir kartais nepasiseka ir aš nueinu į savęs sabotažą, bet kai tą momentą, kai suvokiu, kad vėl sabotažinu save, aš save sustabdau ir sakau, ne, rinkis meilę savo, stabdyk save. Tai va, tai kai pasisėjate intenciją, nereiškia, kad vieną kartą prasivalysite emocijas, susitvarkysite su savim psichologiškai ir daugiau neateis negatyvios mintis ir negatyvios emocijos. Tikrai ne, jos ateis, bet jūs padarysite sprendimą nebelikti tame ir pasirinkti mylėti save. Tai reiškia, net nuėjus tikrai šūdinas mintis, kažkokios šūdinos situacijos, jūs pasirinksite būti geriausiu savo draugu. Tai va, tai yra nuolatinis procesas. Tai šita praktika, kaip jinai atrodo. Tai reiškia, jeigu ją darysite, jūs savaime didinsite meilę savo. Jūs savaime eisite vis labiau link savo autentiškumo. Kiekvieną momentą būsite labiausiai autentiškų savimi, kokiu tik tai galite būti. Jūs patirsite vidinę ramybę. Tai, čia yra dideli prizai, sakykime. Bet to kaina bus eiti per savo baimės, būti nepatogiem, išmokti pasakyti ne, galbūt būti atstumtiem ir panašiai. Tai nereikia būtinai pradėti nuo kažkokių mega dalykų, šiandien pat, išeiti iš nemėgstamo darbo, į santykių ir taip toliau. Ne, priešingai, jeigu sudėtinga tai daryti, esate stiprus people pleaseris, geriau pradėkite nuo mažų žingsnių. Nes maži žingsniai nuveda prie didelių tikslų. Tai, pavyzdžiui, per dieną įvyksta visokiausių situacijų. Jeigu turite, tarkime, savo verslą ir esate pasidarę savo discipliną ir galbūt kažkoks klientas negerbia jūsų ribų, mano, kad yra išskirtinis ir nori gauti, būtinai tam tikrą laiką. O jūs žinote, kad šitų laikų jūs norite ilsėtis. Bet jūsų people pleaserio pusė sako, jūs prasite klientą. Galbūt apie jūs kažką neigiamo kalbės, jūs nesate lankstus situacijai. Tokios iš ego einantis riboti įsitikinimai. Tai jūs pasirinksite meilę savo, kai nusibrėžite ribas ir aiškiai pasakysite, kad jūs nedirbate šitų laiku. Ir jeigu pasirinksite baimę, tai sutiksite, prarasite savo kažkokią laisvą dieną ir laimėsite tą klientą. Tai kai man intuicija pasakė taikyti šitą praktiką, aš labai pradėjau eksperimentuoti ir pamačiau, kad kai aš sakau taip, kai noriu sakyti ne, ta situacija niekur
nenuveda ilgalaikėje perspektyvoje į gerą. Trumpalaikėje taip, smagu, aš esu patogi, gavau klientą, tarkime, viskas ok. Ilgalaikėje perspektyvoje pasirodo, kad tas klientas ir toliau tavęs negerbs. Ir tu su tuo klientu atidirbi valandą, bet jautiesi atidirbęs kaip 3, kaip išprievartautas. Na tai va, tai gali nutikti tokiose situacijos, gali ir nenutikti, bet jeigu pasakysite vienam klientui taip, tai tikėtina, kad pasakysite ir kitam, na ir ilgalaikėje perspektyvoje eisite į tą durų kilimėlio poziciją, na ir mums visata atsako į taip, kaip mes jaučiamės dabar. Jis nesako taip, kaip jūs norite jaustis, jis sako, kas yra dabar viduje, tą ir pritraukite. Tai jeigu rodite visatai, ant tokių atrodo smulkmenų, kad nemylite ir negerbiate savęs, na tai jums tikrai neties tų klientų, su kuriais jums malonu dirbti, jūs nepasieksite savo norimų karjeros rezultatų, na ir jausitės sumenkintas, nes pats save susimenkinote. Na tai va, iš tų situacijų gali būti daug su šeimos nariais, kai esate pervargę arba su draugais ir jie įpratę jūs pasiekti 24 valandas per parą ir užpildyti savo problemas. Tai jeigu anksčiau visą laiką sakėte taip, nes esate gera dukra, geras sūnus, dabar jūs pasakysite ne ir pasakysite savo poreikius. Ir apie ką šitas dalykas, tai tikrai nereiškia, kad kitas žmogus būtinai jūs supras ir supras jūsų ribas. Gali būti visiškai priešingai, kad pamatysite kitų žmonių tikrus veidus. Tai joks žmogus, kuris negerbė jūsų ribų, tai jis negerbė ir jūsų pačių. Kitaip, tiesiog. Jis gali tą daryti net ir nesąmoningai. Tai va, tai yra tas dalykas, kaip prieš tas ribas tampate kai kuriems žmonėms nepatogus. Ir galite būti atstumtas, galite būti sumenkintas, gali būti, kad žmonės pradės impliuoti visokias etiketės, kad jūs esate savanaudis ir taip toliau, nors jūs nenorite nieko blogo. Aš visą laiką, kai brėžiuosi ribas, aš to nedarau asmeniškai kažkaip, žmogų bandydama sugėdyti. Niekada. Aš tai darau tikrai iš širdies ir diplomatiškai, bet jeigu žmogus nesupranta, tai nėra apie mane šitoje vietoje, tai visiškai ne apie mane, nes kiekvieno žmogaus vėlgi ribos yra skirtingos, tą suvokite ir sąmoningumo lygis yra skirtingas. Kitas žmogus nesupras šitų dalykų ir vadins jūs savanaudžiu ir jam gerai ir toliau taip gyventi, bet jums nėra gerai. Tiesiog atskirkite. Pas kiekvieno žmogų skirtingos ribos, su kuriomis jisai jaučiasi gerai. Tai va, tai pasirinkimas tarp meilės ir baimės. Jeigu galite dabar sąmoningai suvokti, tai nėra ne tik kažkokia tiesiog praktikėlė. Tai jūs ties kiekvienu šitų sprendimų siunčiate signalą visatai, kad mylite save. Tai reiškia, jūsų besiplečianti širdis pritraukinėja didesnės galimybės, labiau jūs galinčius mylėti žmonės, galinčius mylėti. Jūs galite priimti tą meilę, jūsų gyvenimas ima keistis. Žinoma, jam besikeičiant daugelį žmonių turės įsivalyti ir situacijų. Tai nėra tiesiog kažkokia, praktikėlė, tai yra, kiekvienos dienos intencija. Meilė ar baimė savo. Ir dar kartą pasikartosiu, kai renkamės baimę savo, dažnai jaučiamės patogiai, nes mums tai žinoma. Menkinome save, ryžomės dirbti tada, kada nenorėjome dirbti, kada buvome nusprendę nedirbti, nepasakėme vadovui, kad norime didesnio atlyginimo, sutikome su mažesniu, ir tai jau tiesiog yra, patogu. Jausmas viduje šlykštus, užgula akmuo, bet, kaip ir patogu. Bet ilgalaikėje perspektyvoje, sakau, jūs pastoviai mušate savo vibracijas ir tokiu atveju jūs galite nesitikėti, kad čia jūsų gyvenimą jiems plūsti kažkokios galimybės, kad ateis žmonės gerbiantis jūs, nes visa tai yra jūsų vidaus veidrodis. Tai net nereikia tikėtis. O jeigu pradėsite nuo mažų žingsnių rinktis meilę savo, pamatysite, kaip keičiasi gyvenimas. Ir kartais tikrai susimausite ir jūsų sąmoningumas tame momente neišneš, kad pasirinkote baimę. Bet čia vėl pamoka.
Ta prasme, gerai, susimovėte, vėl nuėjote į durų kilimėlio poziciją. Okei, visi klysta. Šiaip klaidų net nėra, bet šitame kontekste visi klysta. Tai dabar stokite, apsikabinkite, nežinau, save, parodykite savo meilės ir kitą sprendimą priimkite iš meilės savo. Ir aš tokia dar vieną savo intenciją nusistačiau gal prieš 3 metus, kad aš būsiu savo geriausia draugė. Nėra geresnės draugės šiame pasaulyje negu aš. Ir tai reiškia, mes kolektyviškai pratę save pasilepinti, savo duoti meilės, kada esame aukštumoje visuomenėje. Mums sekasi, mes uždirbame pinigus, mes atrodome gražiai. Tai čia lengva. Bet pabandykite būti savo geriausiais draugais, kai esate šūdę. Kai, ta prasme, tikrai esate blogam etape savo gyvenime. Jeigu tada išliksite savo draugais, sau duosite dar daugiau meilės negu sėkmingais momentais, nes jums dabar jos reikia daugiau. Pamatysite, pradės vykti stebuklai, pradės keistis jūsų realybė. Niekas kitas jūsų šioje žemėje neišgelbės, tik jūs patys. Nuspręskite būti savo geriausiais draugais. Ir tai nėra egoistiška. Čia visuomenė šitas momentas, tai visuomenė, dėja dabar tokia yra, šitais ribotais įsitikinimais, tokiais bandos gyvenanti. Jūs nesate egoistas, patikėkite, kuo labiau mylėsite save, tuo labiau galėsite mylėti kitus besąlygiškai žodis. Nes kai mylite save su sąlygomis, mylite ir kitus su sąlygomis. Tai reiškia, purbate žmonėms, jeigu duodate kažką, tikitės atgal, keliate sąlygas, keliate lūkesčius ir žmonės aplink jūs nesijaučia besąlygiškai mylimi. Jie turi irgi atitikti kažkokią jūsų susigalvotą versiją. Tai arba esate žmogus, kuris gal ir nekelia kitiem lūkesčių, bet jūs tiek atiduodate savęs, kad jūsų kūnas serga. Dėl to dažnai geri žmonės, labai daug duodantis kitiems, tas gerumas, jis pasidaro toks išrikštis, nes jie susirga ir dažnai tam tikrų vėžių, nes jie neišreiškia pykčio, kuris nusėda kūne, liūdesio ir taip toliau, tai tada tai išeina per stiprios ligos išraišką, nes visiems geras nebūsi. Taip tiesiog negali būti. Tai reiškia, jūs paukojate dalį savęs. Ir po to galbūt žmonės mylintys jūsų neteks. Dėl tokio perspausto gerumo. Pirmiausiai turite mylėti save. Aš laiką galvojau, kaip žmonės taip myli save, kad jau ten tas perviršis toksai yra. Ir man pradėjo vykti tokie momentai, kai aš einu gatve ir man meilės tiek daug savyje, kad aš nežinau, kur ją padėti. Aš jau noriu duoti ne tik artimiem, aš jau sugebu tai duoti ir savo klientam besąlyginę meilę, leisti jiem būti priimtiems šitą momentą, kokie jie yra. Dėl to daugelis žmonių, kurie turi su manimi konsultacijas, sako, kad prie manęs gali būti be jokių kaukių ir apsimetinėjimų. Jeigu reikia, žmonės gali prie manęs verkti, būti su viskuo, kaip yra. Prisipažinti savo tamsiausius momentus, nes aš galiu besąlygiškai priimti juos, nes aš dirbu pati su tuo. Tai reiškia, aš nemenkinu, aš nemoralizuoju ir taip toliau. Tai jeigu norite turėti pilnaverčius santykius, kuriuose neįkalinate savo partnerio, tai reiškia, nesate nuo jo priklausomi, kuriuose galite priimti kitus žmonės, dalintis dalykais, ne savo sveikatos kaina. Tai viskas prasideda nuo meilės savo. Visa tarnystė, visas potencialas į išorę. Tik tada iš tikrųjų gali būti duotas. Tai susimildami tapkite savo geriausiais draugais, savo didžiausiais motivatoriais. Ir sakau, kuo didesnis šūdas mano gyvenime būna, tuo aš labiau save lepinu. Aš specialiai tai pradėjau daryti, man tai buvo labai sunku daryti, labai. Bet aš pasidariau šitą eksperimentą. Kuo man yra šūdiniau, tada aš einu viena save pasilepinti, einu galbūt į restoraną, nusiperku, ko aš noriu, pasidarau savo spa dieną, niekur neskubu,
leidžiu sau pailsėti. Tai va, tai žiūrėkite į kiekvienos dienos situacijas. Ar esate savo didžiausias priešas, ar esate savo geriausias draugas. Nes visa tai yra jūsų veidrodis. Norite, kad aplinka būtų saugi, kad visur jaustumėtės kaip namie, na tai tada patys susikurkite savo namus viduje. Man ši tema yra tokia svarbi, kad laikas tiesiog bėga. Tai jau prakalbėjome daugiau negu 40 minučių ir dar galėčiau dalintis ir dalintis. Kai dirbu su klientais asmeninėse sesijose, tai pirmiausia, aš atlieku itin detalę numerologijos analizę, na ir matau, kaip su praeitais gyvenimais, ar netgi yra karminė skola šitoje vietoje, kaip su šiuo gyvenimu, su kuo labiau reikia prasidirbti, nuo ko pradėti, ar nuo kūno, ar nuo emocijų, kuria linkme judėti. Čia buvo, labiau taip kolektyviškai apriektas dalykas. Tiesiog taip pabaigai, aš manau, kad kiekvienas žmogus, einantis sąmoningumo keliu, turi mokyti save mylėti besąlygiškai, nes kaip ir pradžioje sakiau, tai yra susiję su labai plačiu paveikslu. Jeigu nesimokysite mylėti savęs, galite važiuoti į brangiausius retrytus, mokytis pas brangiausius mokytojus ir geriausius, daryti bet ką, bet jūs nesugebėsite siekti savo širdies troškimų, nes ta širdis visų pirma bus uždaryta. Nesugebėsite eiti per baimės. Neskleisite savo autentiškumo. Kai neskleisite savo autentiškumo, tai šitos žemės dėlionėje, būsite ne savo vietoje. Tai meilė sau yra labai svarbi. Ir jinai eina kojon su savo priešingybę baimę. Tai reiškia, kuo daugiau rūpinatės savimi, kuo daugiau priimate save tokie, kokie esate, nors ir sunku, nors ir suklystate, kartais vėl save sabotažinate, bet kaip sakau, vis tiek pasiryžtate grįžti ir vėl pradėti iš naujo, tuo jums yra lengviau eiti per baimės. Tai reiškia, meilė yra vaistas nuo baimės. Tai nereiškia, kad jūs visiškai nustosite jausti baimę, tai yra nerealu. Aš dar kursiu ir kitus video, kodėl baimė yra draugas ir kodėl baimė yra pagalbininkas dvasinėme kelyje, kai žinai, kaip ją panaudoti. Ta prasme, aš iš savo baimių padariau stebuklus. Tiesiog reikia su tuo kažką daryti, o nesėdėti baimėje, nes tada tai nieks nevyks, viskas tik tai sunkės. Meilė sau yra labai svarbu, tai nėra egoistiška. Ir būti savanaudžiu, yra gerai, nes kai užsipildysite save, galėsite duoti pasauliui harmonijoje. Tai yra nuostabus dalykas, tarnauti iš širdies. Meilė, nežinau, tai turbūt yra pati svarbiausia vibracija žemėje. Mes iš meilės gimėme ir atėjome, mes į meilę sugrįšime po mirties. Ir kas turėjote nors vieną mistinę patirtį, kada susijungėte su aukštesnė jėga, žinote, tą viską aprėpiantį meilės jausmą, universalų meilės jausmą. Meilės jausmą, kuriame susideda viskas. Tai kai auginate besąlyginę meilę savyje, suprantate, kad ir gedint, ir liūdint, ir pykstant, viskas yra apjungta meilės. Tai reiškia, meilė apjungia visas emocijas. Jūs sugebate pamatyti tamsoje, nesėkmėse, skausme, meilę ir dėkingumą už tas pamokas. Nes meilė moko, kad visatoje nėra juoda ir balta. Mūsų ego nori taip matyti, nes jis bijo nežinomybės, jis nesupranta pamokų. Jis nori mus apsaugoti. Bet kai atveriame širdį, mes suprantame, kad šūdiniausi momentai mūsų gyvenime gali ir tikėtina, net negali, tikėtina, labai tikėtina, kad su jūsų pastangomis jūs nuneš į pačias gražiausias vietas. Net nežinau, ar tas tikėtina yra teisingas žodis. Nuneš.
Jeigu tik įdėsite kažkokias pastangas, tai nuneš į pačias gražiausias vietas. Jūsų patys blogiausi laikai. Tai yra pamokos. Tai yra visato ženklas. Jums čia ne vieta. Visata jums turi geresnę vietą. Santykius, kuriuose galėsite jaustis savimi. Darbus, nuo kurių kaifuosite. Tai reiškia, jis tiesiog pakeičia jūsų kryptį. Ir būtent tos sunkios, nemalonios emocijos parodo būtinybę keistis. Nes jeigu visą laiką būtume džiaugsme ir malonume, ar mes kažką keistume, ar mes tobulėtume. Tai gyvenimas gali būti ir su prasme, ir be prasmės. Mes ją patys kūrėmės. Bet vienas yra aišku, siela čia ateina susirinkti patirties, neateina evoliucionuoti. Tai mes evoliucionuojame tik eidami per kalnelius, eidami per nepatogias emocijas. Mes esame spaudžiami kaip deimantai. Ir jeigu šitose situacijose pasakome savo protui ne ir pasirenkame meilę, ši žemė, šitas gyvenimas gali būti rojus. Tiesiog mes turime patys tai susikurti. Ir vėlgi, kalbu ir dar galėčiau daug. Galėčiau knygą parašyti ir tikėtina, kad parašysiu. Bet jau pabaigsiu šį video. Jeigu turite pasiūlymų ar kažkokių klausimų, apie ką norėtumėte išgirsti kitose video, tai parašykite. Jeigu man surezonuos, atsižvelgsiu į tai. Kas norite prasidirbti asmeniškai su manimi, esu atidarius registraciją į konsultacijų programą. Tai jau ten vyksta stiprus darbas, suteikiu jums informaciją, dirbu taip, kad atgręžčiau jūs į save, į savo vidinį mokytoją, tai reiškia, informacija, kuri gali tarnauti jums ilgalaikėje perspektyvoje. Ypatingai, jeigu šiuo metu jūs yra apėmusios baimės, nežinomybė, skausmas, iššūkiai, tai aš padedu žmonėm pereiti per transformacijas. Ir dirbu su labai mažu kiekiu žmonių. Tai jeigu norite, užsiregistruokite ir susitiksime asmeniškai. Ir visiems linkiu gražios dienos. Ačiū už pokalbį.